Kiek valandų miegi kasdien iš tikrųjų? Miegas tai ne poilsis nuo nuovargio, o aktyvus organizmo atsistatymo mechanizmas. Kol miegame, mūsų smegenys šalina toksinus, konsoliduoja atmintį, atkuria emocinę pusiausvyrą, stiprina imunitetą ir reguliuoja hormonų veiklą. Tyrimai rodo, kad miegant mažiau nei 7 valandas per parą padidėja rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, nutukimu, antro tipo diabetu, Alzheimerio liga bei depresija. Tačiau miegant ilgiau nei 9 valandas kyla kitokios grėsmės. Vangumas, uždegiminiai procesai, prasta savijauta ir net trumpesnė gyvenimo trukmė. Be to, miego trūkumas tiesiogiai mažina koncentraciją, reakcijos greitį ir priimamų sprendimų kokybę. Tobulas miegas tarp 7 ir 8 valandų. Tai ne šiaip rekomendacija, o moksliškai pagrįsta būtinybė. Jei miegi 6 valandas, tai nėra taupimas. Tai yra tylus kūno alinimas. Kaip telefonas. Jei nekrauni iki galo, jis ilgai neveiks. Jei krauni visą parą, perkais. Ką galėtum padaryti šią savaitę, kad miegotum bent 7 valandas per parą? Jei ieškai mikroįžvalgų ir mikropriminimų kasdienybei, prenumeruok mano kanalą ir aš sugrįšiu. Ačiū, kad žiūrėjai.